Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Kripto mokymų centras. Šiandieną ketvirtadienis, birželio 19 diena ir darome dienos analizę. Na ką, dar viena neįdomi diena markete, visiškai per vidurį mūsų range'o. Plius dar šiandieną kažkokią šventę pas burgerius amerikiečius, tai New Yorko sesijos nėra, volatility nėra, volumo nėra, nieko nėra. Matome, kad kaina pradeda tradint jau gerokai žemiau mano moving average, jau porą dienų. 3 jau close bus iš eilės. Žemiau raudonojo moving average, plus mano juostos duoda resistance, plus natural ir šitas pivot pointas, apie kurį šnekėjau, duoda resistance, tai manau, kai prasidės judesys iš šito. Dabar mes esam range'as, negalim sakyti, mes turim tą tokį didelį range'ą 110, 100k. Ir dabar jau 3 dienas esam šitam tokiam mažam range'e, mirties range'e. 103,3 ir 105,3k. Tai manau, kai bus judesys į šitą range'ą, net neabejoju, kad atakinsim šitą low. Kaip tai gali atrodyti, sunku pasakyti, gal tiesiog taip, gal pirmą bus bandymas į viršų, po to taip. Bet, manau, bus dar volatility viduj ir kažkaip labai abejočiau, kad šitas low tiesiog liks nepaliestas, lygiai taip pat kaip ir šitas high. Kaip visa tai atrodys, sunku pasakyti, koks čia bus tas pathas. Gal nutryniau netyčia, nesvarbu. Koks čia bus tas pathas, visgi sunku pasakyti. Bet, manau, šitie du, tiek weak high, tiek šitas weak low, silpni high, silpni lows, manau, kad bus paimti. Ar toks bus pathas, ar toks bus pathas, skirtumo nėra, bet manau, dar matysim ne kartą, kaip marketas pradės kristi, išims, tarkim, šitą low, normiai čia viso šoks į paniką, marketas miršta, marketas krenta ir grįšim ten, iš kur atėjom. Ir lygiai bus taip pat viršui. Paimsim šitą high, vėl normiai skrysim į nulį, šoks į raketą ir marketas toliau grįž. Ir nieks nevyksta, tiesiog čiopas, vėlgi sakiau vakarykščiam video, pasukit, kai bus breakoutas pro 110 arba pro 100k, viskas, kas visam šitam range, jokios reikšmės neturi. Nėra tiesiog katalisto, nėra markete, kad prapušinti jį tiek aukščiau, tiek žemiau, tai katalistas galėtų būti gal negatyv, kad jeigu taip susitaimintų, kad pradėsim kristi ir kažkur šitoje vietoje dar atsitys kažkas pasaulyje jau tokio rimtesnio, kad ten konkrečiai bombos pradės skraidyti ant normių. Tai gali būti, kad tas katalistas stipresnis pralaužti žemiau, bet vėlgi nemanau, kad BTC yra tas asetas, kuris skris stipriausiai. Tokiu atveju, manau, tikrai stoksai kristų žemiau, BTC jau kuo toliau, tuo labiau nebėra risk-off asetas, tai jis panašiai kaip goldas, tai jis turėtų kilti. Initial tas volatility į apačią turbūt bus, bet kažkaip net nebejoju, kad čia tiesiog gera proga. Ir labai greitai supirks. Nebent jau ten išvys toks atominė kažkokia katastrofa, kur norime minti, kad jungs elektrą visam pasaulyje worldwide, tai tada jau nei goldas, nei bitcoinas nepadės tokiu atveju. Tokiu atveju tik mečetė ir draugai, šaltieji ginklai. Jau vėlgi, nemanau, kad būtų protinga betinti ant tokio scenarijaus. Visą laiką reiktų betinti, kad nebus tokio dalyko, tai vis tiek odzai daug didesni, kad jo niekad nebus, tai visą laiką ant to betinti. Ir jeigu jau dais iki tokio visiškai atominio katastrofinio scenarijaus, tai nesvarbu, kokį jūs asetą, nebeturės ten reikšmės tie jūsų asetai. Tai manau, ant to betinti nereiktų.
reiktų betinti ant to, kad nieko nebus, reiktų betinti ant to, kad jie toliau printint šaibas, kad BTC, na, toliau kaip hedžas prieš infliaciją, tiesiog pabiški čiadins į viršų. Realiai, kuo ilgiau sugebėsim mes įsilaikyti šitam range, greitas dypas žemiau, na, vėl atgal, tai subildintų labai gerą base iš tikrųjų. Kažkada įsibreikautint, retestint, na, ir toliau judėt. Na, ir manau, bet koks gilesnis dypas žemiau 9K, šitom 9K, na, bet koks dypas čia, nu, čia tiesiog dovana ir, na, tikrai nereiktų feidinti šitos dovanos, manau, kad geriausia, kaip ir laikytis to long term plano, BTC į limoną, at some point, betint ant to, kad nebus kažkokių, na, per ateinantį bent jau 10-metį, kad nebus kažkokių super atominių karų ir normiam visiškai elektros interneto neatjungs, kad toliau jo printint šaibas, kad toliau infliacija laužys normius. Na ir BTC pabiški čiadins į viršų, aišku, tas čiadinimas turbūt atrodys kažkaip taip, tai aišku bus ir tie bear marketai, bus ir tie stiprus raliai, bet trajektorija pabiški į viršų, ne? Na čia gal tokio high or low ir nepadarys, gal taip kažkaip, na sunku pasakyti. Vėlgi galim pažiūrėti tiesiog į goldą, ne? Goldas, na labai geras pavyzdys, kaip BTC galėtų judėti. Įsijungtume monthly time frame'ą. Na, kažkas tokio, ne? Tai yra nuo 2000 pradžios, na, iki 2011, tiesiog up only. Tiesiog up only ant monthly charto. Ir, na jo, buvo periodai, kai ėjo ir sideways, na, metus laiko sideways buvo ir kažkokių bear marketų, bet, na, vėlgi ant to monthly charto tas bear marketas tiesiog praeito breakouto retestas. Ir, na, irgi tai trūko ilgai, čiūt ne 2 metus, na, ir at some point atėjo va ta fazė, ne, nuo 20 iki realiai 2020 10 metų goldo bear marketas. Na, ir manau, dar BTC labai toli iki to. Labai toli, manau, mes esam kažkur pirminiai stadijai viso šito reikalo. Manau, kad dar ilgai ant high time frame BTC bus up only. Na ir at some point, aišku, mes prieisim va šitą vietą ir ant BTC, na, ta prasme, negali būt up only forever. Kažkada, na, kažkas atsitiks. Sunku pasakyti dabar, kas iš tikrųjų ir kodėl, bet, na, supply demand marketas negali tiesiog judėti forever aukštyn. Kažkas atsitiks, ateis ir tokia vieta, bet sakau, manau, kad dar tikrai ne dabar. Ir, na, turėsim ženklų, vėlgi galim pasinaudoti, na, labai paprastų indikatorių. Haroldo moving average, ne, na, dabar žiūriu, gal negeriausias indikatorius, nes kai jie nusispalvino raudonai, na, jau čia buvo pats bottomas realiai. Na, dabar taip galvoju, na, va, tarkim, 2 close'ai žemiau monthly, ne? Visai neblogas pavyzdys. Tai yra, čia mes turėjom vieną monthly close'ą ir kitas monthly iškart reversino atgal. Tai realiai 10 metų judėjo trendas be monthly close'ų žemiau. Čia kai mes turėjom 2 iš eilės monthly close'us, na, tai yra, na, jau šitoj vietoje, tai čia viskas aišku, va, jau šitoj vietoje jau buvo viskas aišku. Jeigu mes pažiūrėtume į visą šitą trendą, kaip jisai vystėsi, nuo pat pradžios nebuvo nei vieno close'o žemiau 21 moving average'o. Na, galim mažą net nusiimti, tiesiog palikti 21, matom, kad nebuvo nei vieno close'o žemiau. 2.8, ne, kažkas 2.8 buvo, kažkokia ten krizė. Buvo vienas close'as monthly ir kitas iš karto užsiklausino aukščiau ir, na, kaip niekur nieko toliau čiadino į viršų. Ir pačiam topę
čiam pačiam tope. Tai yra, na ir net šitoj, net čia jau galima buvo sunerimti, ne, kur, na, realiai visą šitą kelią, na, vienaip ar kitaip buvo paliesti moving average ir buvo padarytas naujas high, paliestas moving average padarytas high, paliestas average padarytas naujas high. Čia vėlgi krito kiaurai, kitas monthly iškart klausas viršui, padarytas naujas high at some point. Na ir čia tiesiog toks labai dar labiau eskaleitinos tas trendas ir va šitoj vietoj jau galima buvo sunerimti, ne, kur buvo klausas, monthly klausas, tai yra touchas bent su monthly ir nepadarytas naujas high ir vėl pradėtas sell-offinti ir realiai va šitoj vietoj 1, 2, viskas ant šito žvakės klauso, kai ir mes turėjom klausą žemiau ir po to nebepaėjo ant kitos žvakės iš karto užsiklausinti aukščiau ir po to dar sell-offas, na viskas jau šitoj vietoj tiesiog evakuojas iš visko, ką turi ir na realiai va atėjo 10-metis bear marketas. Na, pažiūrėkim dabar į BTC, kur mes esame. Na jo, įdomu, ar bus kažkas tokio vėl ant BTC. Vat kas mane domina iš tikrųjų. Ir, na, jeigu tiesiog jisai forever, na, ne, negali tai būti, negali būti kaip ant goldo, nes tiesiog per greitas trendas. Tai yra, čia turbūt žais kažkoks kitas moving average'as. Ne 2-1, nes, na, nesąmonė, ta prasme taip jisai kilt forever negali, nes visą laiką tas moving average'as kils, čia tikrai bus kažkada at some point taip. Tai vat, manau, kitas bear marketas BTC ir bus, ne, kai įsijunkim gal BTC indeksą. Realiai jo, visi bear marketai va buvo su raudonais moving average'ais monthly. Na, aišku, kai jie nusidažo raudonai, čia jau čiūt ne bear marketo bottomas, bet vėlgi tiek čia, na, tiek šitas bear marketas. Na, tai čia ne tai, kad trading, bet tiesiog vizualiai, ne, žinot, kada prasideda bear marketas. Na ir obviously, kai nusidažo žaliai, tai čia va, nusidažė ant 3K, KMK ir tiesiog up only. Tai, na, nebejoju, kad bus taip ant BTC ir, na, tai bus kitas bear marketas ir, na, gal tada nebus, kaip rodžiau ant goldo, kad 10 metų jisai tiesiog sekė tos moving averages, bet turbūt yra kažkoks kitas moving averages, kurį jis galėtų sekti. Na, pažiūrėkim, pamėginkim paieškoti, koks moving averages čia tiktų. Tam gal biški lėtesnis. Na va, gal PAM, gal net 100. Jo, realiai, va, 100, sakyčiau, na ir dabar pagal tai mes esam labai nuo jo nutolę, at some point turėtų būti kažkoks priartėjimas, gal tai gali būti nebūtinai nuo čia ir nebūtinai taip, tai gali būti, na, tiesiog, kad bus gan ilga konsolidacija ir tas moving average'as spės prikilti ir tada tiesiog taip yra testinti. Na tai jo, tarkim, jeigu mes žiūrėtume į 100, buvo realiai per visą istoriją tik vienas klausas žemiau ir čia visiškai piko bear marketo bottomas. Čia vėlgi čia jau ėjo tokios kalbos, kad BTC forever dead. O jeigu mes žiūrėtume į tokeną, tarkim, kaip PAM 2 gal paimkim, nes metas, ne, kiek mėnesių, pala, 12 mėnesių. Jeigu 12, na, bet čia 12 lempa. 12 kart 4, nes 4 metų ciklas, KEM 8 tipo, paimkim tokį moving average'ą. Na jo, ir jeigu neimtume šitos vietos, na įdomu, ar sugebės BTC, tarkim, visą laiką realiai laikyti šitą moving average'ą ir neklausint. Va toks PEF'as jo būtų realesnis, tai yra šitas moving average'as biški lėtesnis negu 2-1. Ir, na, duotų čia laiko ir ilgesniam tokiam swingam, ilgesniam bangom, tas moving average'as tiesiog galėtų sekti. Na jo, tai realiai šitas ir
aišku, mano moving average'ai. Na, kol kas dar čia forever up only ir vėlgi. Kol kas trendas yra respektinamas, tai yra nuo tada, kai jisai prasidėjo, buvo paliesti moving average'ai padarytas naujas high, vėlgi paliesti moving average'ai padarytas, kaip ne kaip padarytas naujas high. Tai reiškia, trendas įsaugotas, tai na, tol kol, na, jeigu jau palies vėl ir nebesugebės padaryti naujo high ir tada pradės trading pro juos, na, tada jau šitoj vietoj tikrai reiktų evakuotis iš savo begų. Na, lygiai taip, kaip buvo tas goldo topas, ne, tai na, ten, jeigu supranti, kaip veikia trendai ir kaip supras trendo stiprumą naudojantis moving average'ais, tai na, sakau, šitą vietą buvo gan obvious. Tai yra, na, neberespektinta, nebepadaryta naujo high ir pradėta trading pro, kas nebuvo 10 metų. Na, šitą vietą buvo tiesiog obvious. Tai manau ir MBTC, na, tikrai aš nepramazinsiu tokios obvious vietos, kai jinai bus, na, vėlgi, per didelis asetas, tai yra tiesiog viena žvakė, va taip, ir visiškai nulina negali būti. Bus ženklų, tai yra, na, belekiek čia šaibų tam asete, ta prasme, čia nebeįmanomai taip sukrešinti kaip shitcoino nurūginti per vieną žvakę, tai kaip nesu bus ženklų ir, na, aš to ženklus tikrai pastebėsiu ir, na, tikrai nebijau realiai viso savo networko laikyti BTC ir tikrai sakau, jeigu jau bus ženklų, kad reiks evakuotis, tai tikrai evakuosios ir, na, nebijau, kad per vieną žvakę čia taip tiesiog į nulį nurūgins, nes taip nebus, nes per didelis asetas. Jo, tai toks biški high time frame makro šiandieną overview, na, kadangi nieks nevyksta markete, laukiam įdomesnių dienų. Puikiai stadija markete, tiesiog testing strategijas, backtesting, building strategijas, galvot naujas idėjas. Ir per daug neapsikrauto price actionų, sakau, pasūkit, kai bus arba taip, viskas, kas vyksta čia, directionless chopas. Ir irgi, kai kitą sykį pakilsim iki range high, na, nereiktų per daug emociškai pasiduoti ir čia galvoti, kad skrysim tiesiai į minulį, nes greičiausiai neskrysim, na ir kai kitą sykį nukrysim į range low, irgi, na, nereiktų pradėti panikuoti, nes greičiausiai grįšim atgal. Tai jo, range'as, kol nebus įsibreikautinta. Tiek šiandieną, su jumis Haroldas. Tie, kas mus žiūrėjot YouTube'ai, like, subscribe, pereikite Telegramą. Na, ir susitiksime rytoj.